Oaklean X-Kids ir X-Kids S Sonic dantų šepetėliai. Sveiki, čia Tomas iš jūsų šypsena taškelė LE. Šiandien atžvelgsime naujausią elektrinį dantų šepetėlį iš Oaklean. Kodėl šis dantų šepetėlis nėra kažkas naujo? Nes iš esmės tai yra jau parduodamas X-Lite modelis, kuriam tiesiog į komplektą įdėta vaikiška galvutė, pakeista spalva ir pavadinimas. Dizaino ir techninė prasme abu dantų šepetėliai yra identiški, skiriasi tik spalva ir komplekte esanti galvutė. Oaklean jau turi vieną vaikišką dantų šepetėlį, kuris ir vadinasi Oaklean Kids, bet jis skirtas nuo 6 metų amžiaus. O šis Oaklean X-Kids yra skirtas labiau paaugliams. X-Kids dantų šepetėliai yra dviejų spalvų – juodos arba rožinės ir dviejų komplektacijų – su kelioniniu dėklu arba be jo. Dantų šepetėlis turi 5 valymo režimus, o jo maksimali galia yra 72 000 judesių per minutę. Šis dantų šepetėlis taip pat turi USB-C įkrovimo sistemą ir protingą laikmatį. Kas 30 sekundžių dantų šepetėlis šiek tiek kitaip suvibruoja, tokiu būdu pranešdamas, kad atėjo laikas pradėti valyti kitą dantų dalį. Reikia įsivaizduoti, kad dantys turi būti padalinti į 4 zonas. Kiekvieną zoną valome lygiai 30 sekundžių. Laikmatis padeda tolygiai išvalyti visas dantų dalis. Norint pilnai įkrauti dantų šepetėlį, reikia tik 3 valandų, o pilnai įkrautas jis gali veikti iki 40 dienų. Šis dantų šepetėlis taip pat turi spalvotą ekraną, tačiau jis nėra jutiklinis kaip kiti Oaklean modeliai. Visas valdymas vyksta vienu mygtuku. Paėmus dantų šepetėlį į rankas, jis automatiškai įjungia ekraną. Paspaudus mygtuką dar kartą, jis iš karto pradės valyti režimu, kuris buvo paliktas praeitą kartą. Jei norite pakeisti režimą, reikia dar kartą pakartotinai spausti mygtuką, kol pasieksite programą, kurią norite toliau valyti dantis. Kai dantų šepetėlis jau veikia pasirinktų režimu maždaug 3 sekundės, tada dantų šepetėlis kitam kartui prisimins jūsų pasirinkimą ir toliau veiks šiame režime. Šiuo metu šis mygtukas jau veiks kaip pauzės mygtukas. Jei vėliau norime pakeisti kitą valymo režimą, tada dantų šepetėlį reikia įjungti ir palikti ramybėje, kol užges jo ekranas. Ir tada vėl pakartotinai jį įjungus, greitai paspaudus įjungimo mygtuką, galime pakeisti kitą valymo režimą. Tai, ko gero, nėra pats patogiausias režimų keitimo būdas. Bet iš patirties galiu pasakyti, kad dauguma žmonių pasirenka tik vieną režimą, kuris labiausiai patinka ir kasdien jį naudoja. Todėl režimo keitimas nebus reikalingas. Dantų šepetėlio komplekte yra USB-C įkrovimo laidas. Viena vaikiška keičiama galvutė, o jei įsigysite X-Kids S komplektaciją, tai bus ir kelioninis dėklas. Dantų šepetėlis skleidžia maždaug 53 decibelus garso lygio, kas yra vidutinis rodiklis tarp visų Oaklean dantų šepetėlių. Taip pat ir šiam dantų šepetėliui atlikome mūsų testus. Smūgio testo metu dantų šepetėlį metėme į grindis iš 1 metro aukščio 3 skirtingomis pozicijomis – ant galių žemyn, ant galių aukštyn ir ant šono. Tokiu būdu imituodami galimą dantų šepetėlio iškritimą iš rankų ar kriauklės. Dantų šepetėliai po visų bandymų toliau veikia puikiai. Vandens saugumo teste dantų šepetėliai be problemų praleido 2 minutės pilnai panardinti ir įjungti valymo režime. Norėdamas patikrinti apnašų pašalinimo galimybės, prieš valant dantis naudojau apnašų detektoriaus tabletes, kurios nudažo dantų apnašas ryškia violetinė spalva. Po dantų valymo galima pamatyti, kad visos apnašos yra pašalintos. Jei jums atrodo, kad šis dantų šepetėlis tinka jums ar kažkam kitam, kurį norite nudžiuginti, aprašyme rasite nuorodą, kur jį galima įsigyti. Visi mūsų internetinėje parduotuvėje parduodami produktai jau yra pas mus. Tai reiškia, kad jums nereikia laukti kelias dienas ar savaites. Gaukite juos iš karto atvykę į mūsų parduotuvę arba su pristatymu į paštomatą arba namuose.